Jurgita labai norėjo įsiterpti. Taip, aš norėjau įsiterpti, norėjau sureaguoti, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai tikrai nesiveržia į koaliciją, bet mes ir anksčiau žadėjome ir dabar žadame paremti mažumos koaliciją. Ypatingai svarbiais klausimais, na jūs patys žinote, dabar biudžetas ateina. Tai man atrodo, kad tas yra labai svarbu, bet jokiais būdais nesiveržiam į koaliciją, tuo labiau, kad koalicijoje, jeigu jūs taip sakote, remiantis konstituciją ir visą ką, dabartinės koalicijos partnerio lyderis yra šiurkščiai pažeidęs konstituciją. Taip. Bet jums tas netrukdo jo turėti kaip koalicijos partnerio, ar ne? Atsakyti? Na. Pakartosiu. Dabartinis koalicijos partijos lyderis šiurkščiai pažeidė konstituciją pereito Seimo mandato ribose. Toliau jisai ėjo rinkimus, žinoma, išvengė apkaltos, čia ir jūsų anos daugumos didžiulė problema, kad leidot tą padaryti, galėjot neleisti to padaryti, bet nesivelsiu, nes yra teisinių būdų, kaip jums oponuoti. Toliau jisai gavo mandatą iš tautos. Supratot tokį dalyką? Bet kai gavo tą mandatą iš tautos, netgi Pakso atveju, priminsiu, Žmogaus teisų teismas pasakė, kad draudimas negauti mandato iš tautos, sulaužius konstituciją ir įvykdžius apkaltą, toks draudimas neproporcingas. Turėkit šitą mintį konservatoriai, nes Paksas jūsų augintinis, kaip iš dalies ir Žemaitaitis. Dabar toliau, neskubėkim. Jūs norėt paklausti. Tai štai, jis mandatą gavo iš tautos rinkimų būdu ir rinkimai teisėti. Turit komentarų? Taip, tai gerbiamas Vyteni. Tai vadinasi, kad socialdemokratai užmerkia akis prieš visus pažeidimus ir sako, na va štai, šiuo metu jisai yra legitimus. Ir nepaisant to, ką šiuo metu jisai veikia, daro, kaip toliau diskredituoja visą jūsų koaliciją. Aš jau nekalbu apie kultūros ministeriją, apie kultūros lauką. Jūs sakot, bet šiuo metu jis yra legitimus. Dabar